Mėly didžiojo žaidimo dalyviai, malonu su jumis sveikintis leidyklos Arpresa ir Readers Digest vardu, bei pakviesti jūs stebėti jau 10-ojo jubiliejinio didžiojo žaidimo finalo. Šiandien mes išrinksime didžiojo žaidimo 10 nugalėtojus, kurie pasidalins iš viso 305 prizus, na, o visas prizinis fondas net 210 000 litų. Žaidimą stebi leidyklos Arpresa direktorius Ričardas Bernatavičius. Taip pat didžiojo žaidimo komiteto pirmininkė Eglė Bukauskinė. Tam, kad žaidimas vyktų sąžiningai ir teisingai, šiandien stebi auditorių biuro atstovas Karolis Račas. Taip pat procesą stebės informacinių technologijų specialistas Mindaugas Pelionis. Pradėsime kaip įprasta nuo 2 trečiųjų piniginių prizų, kurių kiekvienas yra po 5000 litų. Taigi dabar išrinksime 2 žaidimo dalyvius, kuriems ir atiteks minėtieji prizai. Mano ranka virš stebuklingojo mygtuko. Stabdau. Ir 5000 litų laimėjo Rolandas Petronis iš Utenos. Sveikiname jūs, ponas Rolandai. Na, o dabar sužinokime iš karto, kamgi atiteks antrasis piniginis prizas, kurio vertė 5000 litų. Ir su 5000 litų prizu sveikiname Viktorą Lukoševičių iš Palangos. Visai netrukus žaidimo organizatoriai su jumis susisieks ir jūs sutarsite, kaip artimiausių laikų jums perduoti laimėtus prizus. Dabar sužinosime, kam atiteks antrasis žaidimo prizas 10 000 litų. Ir štai mano ranka virš stebuklingojo mygtuko sukasi žaidėjų numeriai. Stabdom. Ponia Zinaida Mikelevičienė iš Panevėžio. Manau, pats laikas išsiaiškinti, kamgi atiteks prizas įsteigtas specialiai artėjant gražiausiams metų šventėms. Laikas sužinoti, kas laimės 2500 litų vertės kalėdinį kampanijos prizą. Taigi spaudžiam mūsų laimingai mygtuką ir sveikiname Tautvilį Užą iš Panevėžio. Prieš sužinodami, kas laimėjo didžiojo žaidimo 10 pagrindinį prizą, turime atlikti dar vieną nugalėtojo išaiškinimą. Dabar vienas iš dalyvių laimės 50 000 litų vertės specialų žaidimo prizą automobilį Toyota Auris. Stabdome. 50 000 litų vertės automobilį Toyota Auris laimėjo Anzelmas Stanevičius iš Klaipėdos. Mylėjai, štai ir prieėjome prie pagrindinio, didžiausio organizatorių įsteigto prizo 100 000 litų arba 8600 litų prezidentinės pensijos, kuri bus mokama ištisus 12 mėnesių. Taigi, kam atitenka pagrindinis prizas? Sveikiname Albertą Jušką iš Skuodo rajono. Jūs ką tik laimėjote didįjį prizą. Jubiliejinio žaidimo proga, gerbiamas Albertai, jūs galėsite pasirinkti arba 100 000 litų, arba 8600 litų prezidentinė pensija, kuri jums bus mokama visus metus. Bet ir tai dar ne viskas. Jūs laimėjote papildomą 20 000 litų lojalumo prizą. Kuo nuoširdžiausi sveikinimai. Tai išties puiki metų pabaiga. Na štai ir išdaliname visus leidyklos Arpresa ir Readers Digest įsteigtus puikius prizus. Visai netrukus žaidimo organizatoriai susisieks su jumis ir susitarsite dėl laimėtų prizų įteikimo. Taigi dar kartą nuoširdžiausi sveikinimai visiems nugalėtojams. Ir iki kitų pasimatymų.